Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip naudoti verslininko testą. Kad išsiaiškintumėte, ar galėtumėte būti verslininkas remdamiesi savo vertybėmis. Verslininko testas grindžiamas savo pagrindinių 8 vertybių įsivertinimu. Savarankiškumas, lankstumas, lyderystė, sprendimų priėmimas, iššūkiai, atsakomybės prisiėmimas, darbo valandos, nuoseklumas. Vertybių įsivertinimas parodys ne konkrečią profesinę veiklą, o tai kryptį, kuri dera su jūsų svarbiausiomis vertybėmis. Pasirinkus darbą, atitinkantį jūsų vertybės, padidėja sėkmės ir pasitenkinimo tikimybė, nes dirbti darbą, kuriuo tikite, visada lengviau ir maloniau. Šiame modulyje įsidarbinimo portfelio komanda žingsnis po žingsnio paaiškina, kaip atlikti verslininko testą ir kaip juos paversti labai informatyvę diagramą. Kai peržiūrėsite šią pamoką, galite pabandyti patys atlikti verslininko testą, naudodamiesi įsidarbinimo portfelio komandos parengta pirmo modulio žingsnis po žingsnio mokymosi veikla. Taip pat rasite mokymosi veiklą, kaip skaityti ir suprasti diagramą. Tai padės jums įgyti įdomios savarankiško mokymosi patirties. Baigę veiklą galite palyginti savo atsakymus su įsidarbinimo portfelio komandos parengtais atsakymų pavyzdžiais. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.